Konsultuodama tėvus beveik visada pradedu nuo vieno palyginimo. Mūsų kognityviniai įgūdžiai veikia labai panašiai kaip raumenys. Jeigu vienas raumuo yra silpnesnis, tai dar nereiškia, kad žmogus negali pakelti daikto. Tai reiškia, kad jis greičiau pavargs, negalės pakelti tokio didelio svorio arba tam pačiam veiksmui sunaudos gerokai daugiau jėgų. Su kognityviniais įgūdžiais yra lygiai tas pats. Silpnesnis įgūdis dar nereiškia, kad vaikas negali skaityti, mokytis ar susikaupti. Jis parodo, kokio sudėtingumo krūvį smegenys gali išlaikyti ir kiek laiko gali jį išlaikyti ir kiek energijos tam reikia. Du vaikai gali atlikti tą pačią užduotį, tačiau vienam tai bus lengvas, beveik automatinis procesas, o kitam milžiniškos koncentracijos ir pastangų reikalaujantis darbas. Bet yra dar vienas labai svarbus dalykas. Praktikoje dažnai didžiausias problemas sukelia ne pats silpnas įgūdis, o didelis disbalansas tarp skirtingų įgūdžių. Ir čia analogija su raumenimis tampa dar tikslesnė. Jeigu vieni raumenys yra labai stiprus, o kiti gerokai silpnesni, kūnas pradeda kompensuoti. Iš pradžių to net nepastebime, tačiau ilgainiui atsiranda netaisyklingi judesiai, perkrovos, skausmai, o kartais ir rimtesnės problemos, pavyzdžiui, išvaržos. Smegenys veikia labai panašiai. Kai vieni kognityviniai įgūdžiai yra stiprus, o kiti gerokai atsilieka, smegenys taip pat pradeda kompensuoti. Vaikas dažnai išmoksta prisitaikyti, randa savų strategijų, tačiau kiekviena kompensacija kainuoja papildomą laiką, energiją ir didesnį nuovargį. Todėl vertindami vaiko gebėjimus žiūrime ne tik į tai, kuris įgūdis yra silpniausias. Lygiai taip pat svarbu matyti, kaip visi įgūdžiai veikia tarpusavyje ir ar tarp jų nėra didelio disbalanso.